užsiregistravom iš viešbučio. Radau, kur pastatyti automobilį. Čia įsivaizduoju, jeigu sezono metu, tai geriau važiuoti su traukiniu. Eisim dabar apžiūrėti koridos. Manęs laukia jau su bilietais. Čia nuo to vakar Jokūbas nusileidinėjo su padanga. Labai gerą furikė, vos žiūrėkit, atvažiuoja pakelia ir čiuožyklą. Korida neprasidėjo dar? Ne, šiandien buvo kautinių nebus, dėja. Nebus? Kiek čia bilietai kainavo? 9 eurus, bet labai nematome. Taip, čia buvo žirgų aikštė. Čia žirgai lakstydavo ir treniruodavosi. Ką čia darydavo? Džigiletina kažkokia. O kodėl anksčiau žmonės darydavo, kad bulį kaldosi ir dabar? Tokios pramogos buvo. Taip, jiems tai patikdavo. Jo, išleisdavo ir tada Numeriukai išdėti. šniodavo tenais. Atradom arkliukų keletą. Žirgų, ne arkliukų, gausime žirgų mylėtojų toj per snapą. Ok, mes dabar pabandysim paleisti bulį numeris 1 į Ringą. ringą. Haba! Užstrigė, blin. Nu gerai, sakykim, čia atitraukdavo duris, šitas išeidavo bulis, tada pakeldavo vartus ir jisai papuldavo į pagrindinį ringą. Gerai, o štai taip atrodo buliaus narvas. Čia gal kokį tai sėdavo, gaudavo. Čia švieslangis anoms jį būdavo. Na ir čia jis bulis įniršęs ant visos tautos bėga į ringą. Jeigu įdomu, 18 amžiuje yra pastatytas šitas ringas, o 19 amžiuje atsirado kažkokie du labai mandri, vienas iš Rondos, kitas iš Sevilijos, nu tie, kurie, žinai, stovi. Matadorai, ne? Matadorai. Tiek. Labai atsirado kieti ir jie dviese čia, nu, tipo du buliai ir jie du, čia, žodžiu, kovėsi, nė vienas nemirė. Va. Pabandysim dar užlipti viršų, pasižiūrėti, kaip vaizdas iš tenais. Eik, kokie laiptai faini. Pasižiūrėti. Tai matadorai dažniausiai būdavo auginami giminėje. Iš pradžių kaudavosi tik vyrai, bet paskui buvo leisti ir moterimis. Ir buvo kelios labai žymios moteris, kurios kovėsi ne tik ant žirgo, kas yra šiek tiek saugiau, bet ir basomis. Tai girl power. Tai kas yra įdomu, tai Ispanijos aprangų siuvėjai buvo patys įžymiausi, nes jų kostiumai visi tiesiog yra kosminio gražumo. Čia tokie paprastesni, bet kitoje vietoje yra tokie spindintys su sidabro, su aukšto visokiom detalėm, su putosiukais, su deimančiukais visokiais. Čia bevaikštant tokia mintis atėjo, kad jeigu Rondos gyventojai meru išrinktų Šimašių, tai čia tikrai būtų pliažas. Bet čia 30 litrų iš viso. Nu ir triperis. Pastebėjom, kad vaikams mieste yra negerai. Tai jiems per karšta, tai jiems per šalta. Tai jie nori ledų, tai jie nori burgerio, tai jie nori milkšeiko, tai jie nori į candy popą, tai jie nori į ali hopą. Tai todėl mes, kad vaikų nevarginti, antrą dieną iš eilės einame į žygį.
čia rašo, kad negalima eiti, nu tik tais personalui. Bet tvoros nėra ir vietiniai sako, kad saugu. Vandenuko skaidrumas pasaka. Wow. Dar vienas nekilnojamo turto objektas atviras. Eik tu, ką matau, ant bažnyčios stogo. Geras. Gandriukai! Gandriukai! Nu, pabandysim dar į tą pastatą kažkaip įlįsti. Čia yra užrakinta turbūt. Jo. Nepateksim į viršų. Nu va, prašau. Gyvensim čia. Labai gerai, nes nieko gero nerandu Sevilijai dieną. Puiku. Su tuo vaizdu ir su tuo savo gandriuku iš Lietuvos atskridusiu. Po to, karočią, kai Fiatas šitą automobilį išleido, tai jisai bankrutavo. Nes tapo patyčių objektu. Fiat Multipla. Dvariukas. Tai sveiki atvykę, brangieji. Pasižiūrėkit, ką mes čia turime. Čia jau netoli Sevilijos, tarp kitko. Ir nekilnojamo turto kaina didesnė. Bet tamsus tie kambariai, pažiūrėk, čia jų nėra. Išplanavimas prastas labai. O, per eliminatorių pasižiūrėsim. Nu, vaizdas gražus būtų čia. Ten tai matau, kad transformatorinukę kažkokią stovėjo anksčiau. Laidai nukarpyti. Bet kaip jie išmeta tokius pastatus? Kai jiems negaila. Tai viskas aišku, tai čia bus geležinkelio stotis. Atvykom į Seviliją, jaunimas. Reikia atiduoti duoklę šitam jaunimui. Nu, suradom, kur veiksmas vyksta. Kas čia dabar? Čia kaštonus kepa, valgyti gali nusipirkti. Rilė? Na, Sevilijoje blūdinom iki motelio. Čia toks labai fainas vestibiulius.